Dabar man didelė garbė pristatyti mūsų kitą pranešėją, Marina Ovcinova, Tarptautinio visuomeninio judėjimo ALLATRA prezidentė, pasaulinių rizikų specialistė, Harvardo Kennedy vadybos mokyklos ir Harvardo teisės mokyklos absolventė. Amen. Oho. Labadiena, brangus draugai. Labai džiaugiuosi matydama jūs visus čia, įvairių tikėjimų, politinių pažiūrų, tautybių atstovus. Man didelė garbė stovėti prieš jūs ir kreiptis į jūs su labai svarbia informacija. Kaip Tarptautinio visuomeninio judėjimo ALLATRA prezidentė, nuoširdžiai dėkoju už galimybę būti čia ir mes dėkingi pastoriui Burnsui už viską, ką jis daro visai planetai ir kiekvienam žmogui. Jis turi unikalų gebėjimą. Jis pradėjo nepaprastai svarbią iniciatyvą – dvasinę diplomatiją, kuri gali įveikti bet kokias kliūtis ir sienas, bei suvienyti žmonės, turinčius skirtingas politinės pažiūras, tikėjimus ir socialinį statusą. Nes ji pagrįsta pagrindinėmis vertybėmis – laisvė, žmogaus orumu ir taika. Taip. Ir ačiū Jums, pastoriau Burnsai, už Jūsų atsidavimą, už Jūsų meilę Ukrainai, už paramą Ukrainos žmonėms sunkiausiais laikais. Be Jūsų paramos mes nebūtume ten, kur esame šiandien. Kova už Ukrainą vyksta kiekvieną dieną ir mes suprantame, kad tai ne tik fronto linija, tai visur. Frontas Ukrainai yra visur. Čia, kongrese, senate, bažnyčiose, visuomeniniuose susitikimuose. Nes tai ne tik Ukrainos kova, tai mūsų bendra kova. Pastorius Burns pasirinko šiai konferencijai pavadinimą Laisvė turi vardą Ukraina. Ir tai yra absoliuti tiesa. Nes jei pralaimėsime šią kovą, laisvę praras visas pasaulis. Ir žinodama, kad mane išgirs milijonai žmonių, noriu pasakyti kažką labai svarbaus. Bet pirmiausia, pasakysiu paprastus žmogiškus žodžius tiems, kurie čia atvyko. Nuoširdžiai tikiuosi, kad jūsų šeimos yra saugios, jūsų vaikai gali ramiai miegoti, o labiausiai nerimą keliantis garsas jūsų rajone yra šunų lojimas. Ir nieko daugiau. Tai labai, labai svarbu. Deja, dabar aš sąmoningai išvesiu jūs iš šios komforto zonos, nes norint palaikyti Ukrainą, reikia ją suprasti, reikia ją pajusti. Po Rusijos raketų smūgio naktį iš lapkričio 18 į 19 dieną Ukrainos mieste Ternopolyje gelbėtojai ištraukė moterį iš po gyvenamojo namo griuvėsių. Kai jie ją ištraukė, jie ašarodama desperatiškai maldavo gelbėtojus. Ir jūs niekada neatspėsite, ko jie jų prašė. Kai jie bandė jai padėti, per skausmą ir ašaras jį kartodavo. Dieve, palaimink ją ir tavo širdį. Ji kartojo, ji sakė, negalima manęs gelbėti, prašau. Aš ką tik mačiau, kaip sudegė mano sūnus. Mano Dieve. Ir aš noriu, kad jūs tai išgirstumėte dar kartą. Motina, kurią ištraukė iš savo namų griuvėsių, prašo negelbėti jos gyvybės, nes jos vaikas ką tik žuvo jos akyse. Ir tada įvyko štai kas.
Ukrainos motinos pradėjo apie tai rašyti socialiniuose tinkluose. Ne dėl šlovės, ne dėl politikos, bet norėdamos pasakyti, dabar kiekvieną naktį jos miegos šalia savo vaikų. Ne todėl, kad šalta, nors Ukrainoje tikrai labai šalta, bet todėl, kad jei raketa ar dronas pataikys į namą, jų kūnas galės apsaugoti vaiką ir jos padarys viską, kas įmanoma, kad apsaugotų savo vaikus. Ir tai yra Ukrainos esmė – apsauga. Bet svarbu suprasti, tai susiję ne tik su ukrainietėmis motinomis. Apsauga – tai ukrainiečių tautos prigimtis. Šis pirmasis beviltiškas ir nuostabus instinktas ginti yra visur Ukrainoje. Ukrainos savanoriai kuria nepalaužiamumo, neįveikiamumo punktus, prieglobsčius, kur yra šiluma ir elektra, kur gali ateiti bet kuris pagalbos reikalingas žmogus ir gauti pagalbą. Jie tai daro žmonėms, kurių net nepažįsta. Jie tai daro, kad apsaugotų. Ukrainos medikai bėga į sprogimų vietas, o ne nuo jų. Bėga, kad galėtų iš karto padėti nukentėjusiesiems. Ukrainos mokytojai veda pamokas rūsiuose ir metro stotyse, nes nori apsaugoti Ukrainos tautos ateitį. Ukrainos kariai, sūnūs, dukros, tėvai ir motinos stovi fronto linijoje ne dėl šlovės, o tam, kad žmonės už jų nugaros galėtų išgyventi dar vieną dieną. Jie ten yra tam, kad gintų. Milijonai ukrainiečių, milijonai sprendimų kiekvieną dieną. Sprendimų ginti kaimyną, nepažįstamai, vaiką, kurio jie niekada nematė. Ir štai ką svarbu suprasti apie apsaugą. Išgirskite tai. Milijonai ukrainiečių, milijonai didvyrių šiuo metu gina ne tik Ukrainą. Jie gina pačią laisvės idėją, brangią, trapią, bet begalinę vertę turinčią idėją, kad laisvi žmonės turi teisę pasirinkti savo ateitį. Už ukrainiečių tragedijų ir skausmo stovi ne šiaip teroristinė valstybė – Rusija. Už to stovi konkretus žmogus, karo nusikaltėlis, įsivaizduojantis save dievu – Vladimiras Putinas. Jis naudoja masinį terorą prieš taikius gyventojus kaip politikos priemonę. Jis žudo Ukrainos žmones, kad pasiektų savo tikslus. Ir kaip šiandien sakė pastorius Burnsas, jei šis metodas, kurį taiko tironas, turintis rankose branduolinį mygtuką, bus sėkmingas, galite įsivaizduoti, kokiame pasaulyje mums teks gyventi. Su kokiu pasauliu turės susidurti Jungtinės valstijos? Kokį pasaulį paveldės mūsų vaikai? Būtent todėl parama Ukrainai nėra labdara. Tai sulaikymas. Tai demokratinių institucijų saugumo, stabilumo ir tvarumo stiprinimas. Tai mažina tikimybę, kad amerikiečių kariai vėliau susidurs su didesniu karu, nes diktatoriai nesustoja, kai laimi. Jie sustoja tik tada, kai juos sustabdo. Todėl šiandien visa Ukraina yra vieninga dėl vieno žodžio – ginti. Ginti savo žmones ir visą laisvą pasaulį. Būtent todėl Rusijos propaganda taip agresyviai bando pakeisti realybę, tvirtindama, kad Ukraina nėra verta paramos, kad Ukraina yra silpna, kad Ukraina yra beviltiška.
Juk jei tuo patikėsite, nusisuksite nuo Ukrainos. O kai nusisukate, Rusijos teroras tyliai laimi. Naudodamas dezinformaciją, melą ir išgalvotus pasakojimus, agresorius bando susilpninti Ukrainos sąjungininkų paramą. Todėl Rusijos informacinis terorizmas nėra antraeilė problema. Tai dar vienas hibridinio karo frontas. Rusija kariauja ne tik raketomis, ji kariauja melu. Ir šis melas plinta Europoje, Amerikoje ir mūsų dideliam apgailestavimui net pačioje Ukrainoje. Aš tai žinau ne iš gandų. Mūsų organizacija Alatra padeda Ukrainai nuo 2014 metų. Ukrainos savanoriai tarnauja fronto linijoje, dirba evakuacijos centruose, dalyvauja humanitarinėse misijose. Jie tai daro tyliai, be reklamos ir banerių. Bet jie ten yra, nes jiems reikia gelbėti ukrainiečius, savo tautą. Čia, Jungtinėse valstijose, Alatra daro viską, kas įmanoma, kad padėtų Ukrainai, bendradarbiaudama su Kongresu, Senatu ir Valstybės departamentu. Mūsų mokslinė ir žmogaus teisių gynimo veikla taip pat remiama visame pasaulyje. Bet ar žinote, kuri vienintelė šalis pasaulyje uždraudė Alatrą? Pabandykite atspėti. Žinoma, Rusija. Vienintelė šalis, kurioje mūsų savanoriai yra sistemingai persekiojami, kankinami ir sodinami į kalėjimus, yra Rusija. Kodėl? Todėl, kad mes sakome tiesą apie Putino nacių režimą ir apie Sibiro pliumo grėsmę, kurią jie bando nuslėpti nuo pasaulio. Ir todėl, kad mes remiame Ukrainą. Būtent dėl to. Kremlius laiko mus tokia rimta grėsme, kad pradėjo visapusišką persekiojimą prieš mus. Bandydami pašalinti stiprius žaidėjus iš arenos, Kremliaus agentai visame pasaulyje skleidžia melą apie mūsų organizaciją, vadindami mus prorusišką sektą. Absurdas. Taip. Bet deja, šis absurdas veikia. Šiandien internete, Ukrainos ir Europos žiniasklaidoje galima rasti straipsnių, kuriuose Alatra vadinama prorusiška. Ta pati organizacija, kurią Rusija uždraudė ir naikina, kurios savanoriai sėdi Rusijos kalėjimuose ir yra kankinami. Šį melagingą naratyvą skleidžia FSB agentai. Tai yra dokumentuotas faktas. 2024 metais Vašingtone buvo pristatytas pranešimas apie Rusijos dezinformacijos metodus. Jis buvo parengtas dalyvaujant amerikiečių ir tarptautiniams ekspertams, taip pat Ukrainos saugumo tarnybos ir Ukrainos generalinio prokuroro biuro atstovams. Šiame dokumente tiesiogiai įvardijamas Rusijos informacinės įtakos Ukrainoje tinklo agentas, organizavęs dezinformacijos kampanijas ir baudžiamąjį persekiojimą Alatrą. Ataskaitoje Ukrainos pilietė Irina Kremenovskaja įvardijama kaip Rusijos įtakos agentė. Be mūsų organizacijos ji bandė diskredituoti Ukrainos religijos tyrinėtojus, gynusius Ukrainos dvasinę nepriklausomybę nuo Maskvos, ir lobavo prorusiškas normas Ukrainos teisės aktuose. Bet ji nėra viena. Tai tinklas. Ir tai reikia suprasti. Tai ne vienintelis žaidėjas. FSB agentai įsiskverbia į Ukrainos institucijas, daro įtaką žurnalistams ir skleidžia dezinformaciją visai visuomeniai. Ir štai kas svarbu. Nepaisant viso to, Ukraina yra tikra demokratija.
Ir šioje demokratinėje šalyje vos prieš keletą dienų nacionalinė policija oficialiai pripažino Alatrą nukentėjusią šalimi nuo neteisėto bandymo sunaikinti mūsų organizaciją. Sveikinu. Valio. Ir jūs turite suprasti, kad net ir tokiu sunkiu metu Ukrainoje veikia demokratija. Tiesa prasiskverbia. Tačiau Rusijos įtakos agentai nesustojo. Jie veikia ne tik Ukrainoje, bet ir Europoje. Ir dėja čia, Jungtinėse valstijose. Jie toliau skleidžia Kremliaus propagandą, kurią dėja dažnai girdite žiniasklaidoje. Todėl, kai girdite, kad Ukraina yra susiskaldžiusi, kad Ukraina pralaimi, kad ukrainiečiai nori pasiduoti, arba kad Alatra yra prorusiška arba proputiniška sekta, prašau prisiminkite. Tai yra Putino, Rusijos propaganda. Ir aš prašau jūsų, netikėkite ją. Vietoj to tikėkite Ukrainos motinomis, kurios gina savo vaikus nuo Rusijos dronų ir raketų. Tikėkite Ukrainos savanoriais, kurie pristato vaistus po apšaudimais, ir karo medikais, kurie atlieka sudėtingiausias operacijas po dronų atakomis be elektros. Tikėkite Alatra savanoriais, kurie remia Ukrainą ir yra kankinami Rusijos federacijos kalėjimuose. Tikėkite Ukrainos gynėjais fronto linijoje, kurie, negailėdami jėgų, tiesioginė prasme aukodami savo kūno dalis ir pačią gyvybę, kasdien drąsiai gina mūsų su jumis teisę gyventi laisvame, civilizuotame pasaulyje, kur nėra vietos tironijai. Juk Ukraina yra būtent tokia. Drąsi, laisva, sąžininga. Ukraina ir jos tauta laikosi kartu ne dėl baimės, o dėl tarpusavio paramos. Ne dėl propagandos, o dėl tiesos. Ne dėl neapykantos, o dėl atsakomybės vieni už kitus. Ukraina tai tauta, kurią veda tyras, kilnus instinktas ginti. Ginti nekaltuosius, ginti žmogaus gyvybę, ginti gėrį. Taigi, kaip sustabdyti Rusijos informacinį karą? Tik tiesa. Mes galime demaskuoti jų melą. Mes galime nutiesti kelią į tiesą, netikėdami melu ir veikiant Ukrainos žmonių labui. Ir mes, Alatra, tai darome nuo 2014 metų. Mes tai darome esant apšaudimams, kankinimams, šmeižtams ir tęsime tai daryti. Mes tai darysime visame pasaulyje. Čia, Jungtinėse valstijose, Europoje ir bet kurioje šalyje, kurioje atsidursime. Mes kovosime už Ukrainos ateitį. Ginsime jos teisės, jos pasirinkimą ir laisvę. Čia norėčiau grįžti prie žmogaus, kuris tai daro kasdien, kuris labai daug daro Ukrainos labui ir dėl kurio tapo įmanoma šis renginys. Pastoriau Burnsai, mes prisimename jūsų žodžius po grįžimo iš Ukrainos. Jūs sąžiningai pasakėte, kad iki kelionės manėte taip, kaip jums tai pateikė Rusijos propaganda. Bet kai viską pamatėte savo akimis, pakeitėte savo nuomonę. Nuo to momento jūs nebetikite propagandą, kurią skleidžia Rusijos valdžia, taip pat ir čia. Labai svarbu, kad žmonės visame pasaulyje remia jūsų iniciatyvą. Remia jūs. Nes jūs ne tik kalbate, jūs veikiate. Vienas jūsų žingsnis yra daug reikšmingesnis nei milijonai valandų tuščių pokalbių. Žinau, kad pastorius Burnsas yra labai kuklus žmogus. Ir noriu pasidalinti tuo, ko jis pats niekada nepasakytų.
Pastorius Burnsas yra vienintelis pastorius pasaulyje, kurį remia visų religijų ir visų konfesijų atstovai. Be to, jį remia net ateistai. Žmonės tiki pastoriumi Burns dėl jo veiksmų, nes jis daro daugiau nei kalba, o tai yra labai svarbu. Kiekvieną kartą pradėdamas interviu ar konferenciją apie dvasinę diplomatiją, jis sako: "Jei esate čia dėl nuotraukos, man jūsų nereikia." Tai tikrai svarbu. Būtent todėl žmonės seka pastoriumi Burns. Kaip jis sakė, šiandien svarbus veiksmai. Nepakanka tiesiog nešioti ženkliuką, reikia veikti. Esame labai dėkingi už jūsų paramą Ukrainai. Šiandien ji yra labai reikalinga. Todėl tęskite savo darbą, o mes remsime jūs visose jūsų iniciatyvose. Šiandien išgirdome daug pranešėjų ir įvairių istorijų apie Ukrainos gyvenimą. Mane labai sujaudino ponia Julija, Ukrainos parlamento atstovė. Ir aš nuoširdžiai tikiu, kad Ukrainos balsą, kurį šiandien išgirdote, išsinešite su savimi namo. Jūs prisiminsite šią melodiją – laisvės, orumo ir gynybos dvasios melodiją. Deja, šiandien, gindami savo laisvę ir viso pasaulio laisvę, ukrainiečiai moka labai didelę kainą. Savo vaikų gyvybėmis, šeimų likimais, savo šeimų ateitimi. Ir mes turime suprasti, jie moka šią kainą ne tik už save, bet ir už mus. Už tarptautinę tvarką, kuri užtikrina mūsų vaikų saugumą. Mes turime prisiminti, kai Ukraina stovi ir principas, kad jėga nesuteikia teisės sunaikinti kaimyną. Kai Ukraina laikosi ir principas, kad žmogaus gyvybė yra svarbesnė už vieno tirono imperinės ambicijas. Todėl šis karas ne tik karas dėl teritorijos. Tai karas dėl to, koks bus mūsų pasaulis. Toks, kur svarbi laisvė, ar pasaulis, kur viskas sprendžia vieno tirono valdžia ir ambicijos. Dabar, brangūs draugai, noriu palikti jus su šia mintimi. Šiandien Ukraina kovoja už mus visus. Ir kai mūsų anūkai paklaus, ką jūs padarėte, kai buvo sprendžiamas laisvės likimas, nuoširdžiai tikiuosi, kad kiekvienas iš mūsų galės atsakyti: mes palaikėme Ukrainą. Slava Ukraine! Dabar prašome visų susivienyti tylos minutei, kad pagerbtume tuos, kurie Ukrainoje paaukojo savo gyvybės dėl laisvos ateities mums visiems. Prašome tylos minutės.
Labai ačiū. Dabar tęsėme.